Ankstesnėse bekelės serviso dalyse didysis Lincolnas navigatorius atsisveikino su visa savo pakaba. Sureguliuota ir geometriškai pritaikyta nauja važiuoklė, dideli MPT ratai. Restauracijos darbai taip pat užbaigti. Mechaninė gervė, svirtys reikalingos pakabai atrodė geriau nei naujos. Šiandien 4 dalis. Dirbame apie mėnesį. Kol laukia dar šilta, čia dirbti mieliau nei garaže. Padarėm čia šiokių tokių smulkių darbelių. Jie galbūt netokie ryškus, nelabai matomi ant bendram darbų fone, tačiau ne ką mažiau reikalingi. Šio automobilio, kadangi pakaba buvo nepriklausomo tipo, o dabar yra keičiama į vienavyčio tilto nedalomo, tai reikia keisti ir visai kitokio tipo įmontuoti vairo kolonėlę. Tai dabar visai kitoks principas, tai yra viena vairo kolonėlė, kurios yra kojelė ir ta kojelė sukios vieną vairo traukę vienoje pusėje, o per skersinę traukę esančią tarp abiejų ratų ant tilto bus perduodamas į kitą ratą ir tokiu būdu vairuosis. Perdaryta vairo kolonėlė ir jos kojelė suteiks nerealias galimybes išsukti Mercedes Unimog ratus. Mačių tiltų stebulės, kaip ir visų Mercedesų, išvirsta kampu, kuris garantuoja mažesnį apsisukimo spindulį ir fantastinį manevringumą. Tai netgi su blokuotais tiltais ir ant pilno, sakykime, apkrovimo, pilno apkrovimu, jie gali dirbti puikiausiai su tais ratais ir nenukenčia granatos, nes šitokių dalykų kaip granatose nėra. Čia yra 2 kryžmių sistema, speciali vokiška sistema, kuri iš tikrųjų yra labai patikima ir galinga. Tai štai, dabar dedu vairo kolonėlę visai nuo kito automobilio. Jinai man čia labai gražiai tiko. Čia tiesiog man dabar prijungiu vairolazdę čia, jau po truputėlį bandau komponuoti vairo stiprintuvo aukšto slėgio žarnas, jai įmontuoti štai vairo traukę. Šiek tiek aš nusižengiu kai kuriems dabar konstrukcinės dalykams, iš tikrųjų nelabai gerai vairo tą kojelę suvirinti, yra viena su kita, tačiau aš išeities kitos neturiu. Mano technologija jau yra atidirbta, jau aš 2 automobiliams, 3 automobiliams esu tai padaręs, labai gerai suvirinu atkaitinės viską, po to dar sustiprinu kojelę, dar papildomai suvirinu. Ir kol kas problemų tokių, kad išlūžtų dar nebuvo, kol kas, kad iš 2 blogybių renkamės vieną. Pritvirtinsiu štai šią vairo traukę skersinę ir po to reikės dabar tik prikabintą tą vadinamą reaktyvinę traukę, kuri laiko tilto judėjimus į kairę, į dešinę, kad tiltas nejudėtų. Tada atreguliuosiu geometriją šitos traukės skersinės. Tai reiškia, kad jos turi būti vienodu kampu pasvirę. Tuomet automobilis vairuojasi tvarkingai. Taip nematomi ir ateityje niekam nebūsiantys pastebimi svarbus mazgai stoja į vietą. Malonu, kai kažkas, dėl ko stengiasi, pradeda veikti. Netikėtai sulaukėme projekto užmanytojo Klaipėdos visureigių klubo nario Alvydo skambučio, kuris specialiai iš pajūrio atbildėjo pasižiūrėti mūsų darbo. Užsakovas apstulbęs, tik visureigių gerbėjas gali suprasti grožį, kai automobilis dar visas apdaužytas ir iki galutinio rezultato labai toli. Ne, iš tikrųjų nesitikėjau, kad iš tikrųjų tai bus, autofanai sugebės ant tiek pakelti šitą mašiną. Buvau apstulbęs. Kas gavosi, koks kūrinys. Mes manom, kad dar labiau bus apstulbę tie žmonės, kurie pamatys tave važiuojant į šį automobilį. Mes to įsitikinę. Aš sakau, aš norėčiau tokį automobilį. Tikrai norėčiau. Visos mergos mano. Alvydo, o kur tu su juo žadi važiuoti? Kol kas paslaptis. Dar kol kas paslaptis, ar ne? Bet jau į lengvą turizmo trasą jau bus galima įvažiuoti. Reikės atvažiuoti, šalia blondinės pastovėti. Šiandien mūsų pasakojimas apie 2003 metų laidos Lincoln Navigator pakankamai trumpas, tačiau atsigriebsime kitoje laidoje. Montuosime perdarytą variklio ir transmisijos aušinimo sistemą. Atstatysime po avarijos sudaužytą priekį, montuosime gervę ir suslėgtų orų įpūsime pakabai gyvybę. Visiems skeptikams, kurie neįsivaizduoja, kokį grožį įsivaizduojame mes, nedidelė intriga. Štai mūsų vizija, kuri 100% bus įgyvendinta. Sekite autofanus ir įsitikinkite tuo patys.